Labadiena! Šiandien aptarsime automobilių pajamas natūra ir kaip jas apskaityti BC sistemoje Payroll modulyje. Aptarsime automobilių pajamas natūra, kai mokesčius moka darbuotojas, ir automobilių pajamas natūra, kai mokesčius moka įmonė. Kadangi automobilių pajamos natūra dažniausiai yra fiksuotos sumos ir nesikeičia visus metus, pasižiūrėsime, kaip susikurti ilgalaikių priskaitimų korteles. Keliaujame į skaičiavimai, ilgalaikiai PI, ilgalaikiai priskaitimai. Atsidarome pirmąjį pavyzdį, skirtą automobilių pajamoms natūra, kuomet mokesčius moka įmonė. Pasirenkame norimą darbuotoją, pasirenkame tinkamą skaičiavimo formulę, pažymime, kad ši suma nebus skaičiuojama proporcingai dirbtam laikui, įsivedame tinkamą pradžios datą, pasirenkame tinkamą PI kodą automobilių pajamoms natūra, kuomet mokesčius moka įmonė apskaityti. Ir įsivedame norimą sumą. Atsidarome antrąją kortelę, kuri yra skirta automobilių pajamoms natūra apskaityti, kai mokesčius moka darbuotojas. Pasirenkame norimą darbuotoją, pasirenkame tinkamą skaičiavimo formulę ir pažymime, kad ši suma nebus skaičiuojama proporcingai dirbtam laikui, įsivedame tinkamą pradžios datą, pasirenkame tinkamą PI kodą, skirtą automobilių pajamoms natūra apskaityti, kuomet mokesčius moka darbuotojas, ir įsivedame tinkamą sumą. Tuomet keliaujame į skaičiavimai, žurnalai, bendrasis PI žurnalas. Pasirenkame norimus skaičiuoti darbuotojus, nusirodome tinkamas datas, spaudžiame skaičiuoti. Formuojame ataskaitą, darbo užmokesčio žiniaraštį. Už tinkamą periodą pasižymime, kad traukiame neregistruotas sumas, ataskaitą siunčiame į Excelį. Automobilių pajamos natūra bus atvaizduojamos atskiruose stulpeliuose. Automobilių pajamos natūra, kuomet mokesčius moka įmonė, mokesčiai bus atvaizduojami atskiruose stulpeliuose. Automobilių pajamos natūra, kuomet mokesčius moka darbuotojas, mokesčiai bus įskaityti į darbuotojo bendrų mokesčių sumas. Norite konsultacijos ar turite klausimų? Kreipkitės matomu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Ačiū.